Taigi pristatau universalaus žaidėjo formavimus ir reikalavimus temą. Šiuo darbu siekiu įrodyti, kad šiais laikais universalūs žaidėjai yra labiau vertinami ir jiems skiriama daugiau dėmesio. Kadangi tokie žaidėjai komandoms yra tikras privalumas, nes jie yra lankstesni įvairiose situacijose ir yra aukšto kalibro žaidėjai. Kas svarbu formuojant universalų žaidėją? Tai svarbu sąlygos, psichologija, sunkus darbas ir noras, skirtas žaidybinis laikas, žaidėjo ugdymas kaip asmenybės bei santykiai su komanda. Čia pristatysiu krepšininkų pozicijos atakos metu. Tai pirmu numeriu yra įžaidėjas, antru atakuojantis gynėjas, trečiu lengvasis krašto puolėjas, ketvirtus sunkusis krašto puolėjas ir penktas vidurio puolėjas. Dažniausiai pirma, antra ir trečia pozicijos rotuoja tarpusavį, o ketvirtas su penktu visuomet lieka aikštelėje. Taip pat krepšininkų klasifikacija šiuolaikiniame krepšinio pasaulyje, tai mano perspektyva žaidėjas yra žaidimo vadovas aikštelėje, nuolat pasireiškintis kaip lyderis, gebantis gerai suprasti žaidimo taktiką ir pasižymintis gerą kamuolio valdymo techniką. Metikas tai būtų antras numeris, tai atakuojantis žaidėjas, kuris dažnai puolant pavaduoja žaidėją, dideliu vikrumu bei snaiperio savybėmis pasižymintis krepšininkas. Trečiųjų numerių yra lengvojo krašto puolėjas, tai labai universalus žaidėjas, galintis efektyviai veikti ir po krepšiu, ir toli nuo jo. Jis išsiskiria fizinę galią, gerą kamuolio valdymo techniką ir ūgiu. Sunkiojo krašto puolėjas tai būtų ketvirtas numeris, vienas aukščiausių komandos žaidėjų, tačiau vikrus ir sumanus. Todėl nemažai laiko praleidžia žaisdamas ir po krepšiu, ir toli nuo krepšio. Moka atakuoti iš toli ir atlikti rezultatyvius perdavimus. Ir penktu numeriu būtų vidurio puolėjas. Dažniausiai tai patys aukščiausi ir sunkiausi komandos žaidėjai, išsiskiriantys savo fizinę galią, šuoliais ir gebėjimu naudotis fiziniu kontaktu. Tai dažniausiai, kad sunkio krašto puolėjai labai vertinami, kad turi tolimą metimą, gerą bei driblingą, tad čia būtų svarbiausia gal ketvirtai pozicijai. Čia yra NBA žaidėjas, galima vadinti dabartinio krepšinio pavyzdys, tai būtų Stephen Curry, pagerinęs NBA visų laikų tritaškių rekordą. Ir jis yra vadinamas tritaškių karaliumi, kadangi yra daugiau įmetęs nei 3000 įmestų tritaškių. Tai žaidėjas yra labai universalus, aikštelės matymas pas jį yra labai geras kamuolio valdymas, turi gerą IQ, situacijų skaitymą, perdavimų kokybė yra superinė bei metantis visų nuotolių metimus, bet kaip ir sakiau, pabrėžiant, jis yra tritaškių karalius. Taip pat čia yra Shaquille O'Nealas, toks kaip pavyzdys iš blogosios krepšinio pusės, krepšininkas, kuris pagarsėjęs kaip pataikęs tik vieną tolimą metimą per savo karjerą. Tai vienas iš pavyzdžių tuometinio krepšinio pasaulyje, kokie žaidėjai buvo ir ko tuo metu iš jų reikalavo. Tai žaidėjas gebantis žaisti nugarą, stumdytis pakraščiu, skirstydavo kamuolį neblogai, bet neturėjo gero kamuolio valdymo bei aikštelės matymo ir skaitymo. Taip pat ir nemesdavo tolimo nuotolio metimų. Kaip ir sakiau, kad jis yra pataikęs tik vieną tolimą metimą per visą savo karjerą. Taip pat čia yra iš gerosios pusės LeBron James, universalaus žaidėjo pavyzdys. Jis yra visiškai universalus visų pozicijų žaidėjas, gebantis žaisti tiek nuo pirmo, galintis ir pasistumdyti ir nugarą, ir ketvirtų pažaisti. Tai jis puikiai skirsto ir kamuolį, ir meta įvairaus nuotolio metimus bei veržiasi, skaito žaidimą, turi gerą IQ, mato aikštelę. Taip pat čia turiu Karl Anthony Towns, vidurio puolėjas, kuris laimėjo tritaškių konkursą.
Tai čia būtų iš to pavyzdžio, ko reikalauja dabar krepšinyje, kad kuomet 4., 5. numeris turi mesti ir nuotolio metimus ir turėti gerą driblingą. Tai jis moka žaisti tiek nugarą, tiek veidu, meta įvairaus nuotolio metimus, kaip ir sakiau, skaito žaidimą, geba dalinti kamuolį bei geras kamuolio valdymas. Šiuolaikinio krepšinio reikalavimai, tai pristatysiu pagrindinius reikalavimus. Tai yra išskiriantys žaidimo greitis, darbas gynyboje, žaidėjų universalumas. Taip pat reikalingas ir aikštelės matymas, skaitimas, kalbėjimas gynyboje, taktika ir charge puolimas. Charge puolimas tai toks yra, kuomet krepšininkai iš pasalos bando perimti kamuolius arba kuomet jie stengiasi išprovokuoti pražangas, tik atsitrenkus į žaidėjus. Dabartiniam krepšinyje tai kiekvienas 1., 2. numeris stengiasi išprovokuoti tik prisilietus žmogui ir jo, tai vadinama charge puolimu. Kodėl ir kuom svarbus universalumas? Tai išskirtinumas yra ir privalumas, pozicijų rotacija labiau pastebimas rinkoje žaidėjas būna, kadangi tokių žaidėjų, kaip ir sakau, šiuolaikiniam krepšinėje tikrai labai reikia. Pranašumas prieš varžovus. Tai kuomet tu gali žaisti tiek nuo 1., 2., 3., turi ir aukštesnį ūgį, gali ir pasistumdyti, tai čia didelis pranašumas prieš varžovus, nes jie negali nuspėti, ką tu gali padaryti kitą ataką. Didesnė nauda turėti universalesnius žaidėjus, pavyzdžiui, traumų atveju, kuomet iškrenta iš rotacijos 1. žaidėjas ir 2. gali perimti jo vietą ir toliau tęsti ir nebūtų jokių problemų per rungtynes. Kokie išskirtiniai šiuolaikinio ir ankstesnio laikmečio krepšinio žaidėjų bruožai? Tai ankstesnio krepšinio laikmečio kiekvienas žaidėjas turi savo nekintančią poziciją. Anksčiau žaidėjai turėjo savo rolę aikštelėje ir jie visiškai nerotavo. Kaip ir sakau, jeigu dabar rotuoja ties 1., 3., tai anksčiau nerotuodavo visiškai, 4., 5. išlieka taip pačiai, bet iš jų daugiau reikalaujama. Krepšinis labiau buvo pozicinis, jis statinis toksai ir gan greito žaidimo visiškai nebūdavo, akcentuojama kibi gynyba. Dabar kiek mažiau akcentuojama tai ir anksčiau į tai labiau kreipdavo dėmesį. Fizinis pasirengimas ir medicina nebuvo gal kiek neišvystyta, o kiek mažiau kreipdavo dėmesio į žaidėjus, gal sąlygos nebuvo tokios labai jau geros palyginus žaidėjams, kokios yra dabar. Šiuolaikinio krepšinio laikmetis, tai kuomet reikalaujama gero kamuolio varymas įgūdžiai, tai yra vienas iš pagrindinių 1., 2. pozicijos žaidėjų, taipogi ir 4., 5. Žaidėjai turi būti universalesni. Tai, kaip ir sakiau, 1, 2 pozicijų, kadangi tai labai praverčia komandoms, kuomet gali rotuoti savo sudėtį ir nekilti jokių problemų. Fizinis pasirengimas ir medicina itin prižiūrima, tai kiekvienas žaidėjas dabar dažniausiai turi savo atskirus kaip ir vitaminus, visokiausius mitybos planus, sporto planus ir juos itin prižiūri ties šitų dalykų. Gynyba nebeakcentuojama kaip pagrindinė žaidimo dalis, kadangi dabar visi yra susitelkę labiau į puolimą. Ta gynyba yra tokia kaip kur labiau arba kaip gynyba nėra gal tokia akcentuojama, kaip ir sakau, pagrindinė žaidimo dalis. Kita dar stengiamas greitinti žaidimą, tai kuomet greitos atakos, statinis žaidimas yra tuomet, kai jau nebelieka to greito žaidimo ir jis toksai iš bėdos labiau, kadangi dabartinis krepšinis yra greitinamas ir stengiamasi, kad tos atakos išeitų tik ant greito ir puolimas, ir kad gynyba nespėtų grįžti.
Pagrindiniai reikalavimai universalumui tai būtų fizinis pasirengimas, IQ, kaip ir sakiau, skaitymas ir priėmimas įvairių situacijų, psichologija, metimo technika, mokėjimas žaisti per kelias pozicijas bei gynyba. Ir čia šaltiniai.